linksmas ir geras nuotaikas. Ir prisijungdama prie šito, noriu pasveikinti savo anūkę Mildutę Mockutę. Mockutę, Nesu mačiusi ir neįsivaizduoju, kaip atrodo. Bet ją sveikinti noriu su rugsėjo 1 ateinančia. Taip. O kokio amžiaus yra Milda? Jinai 10 metukų yra. Tai gyvena Lietuvoje ir dabar kur užsienio? Nežinau, žinokit, Loreta, nes aš ją mačiau tik tai dukros pilvelyje. Kai dukra vaikščiojo mieste. Na, tiesiog man nepadoru gilintis, kaip čia taip nutiko, kad močiutė mylinti nemato savo anūkės. Anūkė kiek metų jau nematėm. Valerija, labai gerbiu jūs, gerbiu jūsų artimuosius, bet visuomet toks klaustukas lieka. Taip, toks klaustukas išsklaidys abejonės, nes jinai vargšė buvo atsidūrusi kurioziniai situacijoje, nuvažiavo gimdyti, o mes apsilenkėm, kaip sako, su amžinatilsiu vyru, nenuvažiavom jos aplankyti. O kai jinai buvo viena ligoniniai, tada vaikų teisės sugreibė ir padarė viską pagal savo kanonus, kaip kas priklausė. Bendrai, kad nebūtų tokia slogi nuotaika, noriu palinkėti savo anūkei daug gražių akimirkų. Mokslo metai visada būna įdomus, gražus. Tai reikia juos gražiai susikurti ir juos gražiai pradėti. Noriu palinkėti tokiais žodžiais, kaip išskrendantis paukščiai išskrenda ir palieka lizdus. Pirmokėliai tegul skaito save tais paukščiukais, kurie grįžta į mokyklos suolus vienokiu ar kitokiu būdu. Ir jie yra kaip tie paukščiukai. Išplečia akytes ir žiūri į mokytojos akis. Ačiū, Valerija, iš Kėdainių. Dabar kalbės, kas? Labą vakarą. Labas vakaras. Kam tokiems brudams šnekėti? Tikriausiai ir jūs, ir visa Lietuva yra girdėjusi apie